Sausio 5. Svarbus dalykas, kurio turi išmokti gyvendama žemėje, tai mylėti save patį. Tikra meilė savo lemia tavo raidą visais lygmenimis. Šiandien žmonės patiria tiek daug sunkumų dėl to, kad nemyli savęs. Užuot mylėję save, jie užriečia nosį, ginasi dangstydamiesi arogantiškumu arba užsisklendžia savo egoizme. Tikrosios meilės esmė tai, kad tu atpažįsti ir brangini Dievą savyje. Joks žmogus negali savęs mylėti ir branginti, jei nepajunta savo dieviškumo. Tavo dieviškumas yra tobulas. Jis teikia tau meilės ir kuklumo. Tuomet sakytum šluote iššluojamas pasipūtimas, kitų niekinimas ir savo paties aplaidumas. Dievybė tai tikrasis matas, kuriuo matuodamas turi susitaikyti su savimi pačiu ir gyvenimu, kuris paskatina tavo gyvenimą sužydėti ir pakvipti kaip rožė. Sausio 6. Dievas ir žmogus yra tarpusavy susiję. Tai abipusis ryšys. Tai liudija 3 karalių šventė. Išminčiai meldė Dievą pagalbos ir viešpats atėjo. Kita vertus, šis viešpaties pasirodymas priviliojo net ir labai tolimų rytų kraštų išminčius. Atmink, Dievas išklauso visas maldas. Tik ne visada taip, kaip žmogus tai įsivaizduoja. Patikėk manimi, aš išpildau kiekvieną norą, tačiau taip, kad jis neprieštarautų mano meiliai. Galiu išpildyti tik tuos troškimus, kurie kokiu nors būdu pasitarnauja meldžiančiajam. Puikiai jaučiu jūsų širdžių ilgesį, tačiau žinau ir jūsų raidos kelią. O šiedu veiksniai neretai prieštarauja vienas kitam. Tik mano meilė padeda man įveikti dėl to kylančius sunkumus ir nutiesti juos jungiantį tiltą. Per mano meilę tu kaskart vis įveiki net ir pačius kebliausius sunkumus. Teik sunkumams deramai svarbos. Jie yra tau kliuviniai kelyje į mane. Jie moko tave žengti vis tvirčiau. Žvaigždė virš kūdikėlio lopšio, rodžius išminčiams kelią, simbolizuoja tai, kad aš leidžiu tau suklupti, tačiau visiškai nusmukti niekada. Tramdyk savo nekantrumą ir pamatysi, kad viskas yra kaip tik taip. Sausio 7. Nėra neįveikiamų sunkumų, yra vien klaidingos nuostatos. Tai liudija tas, kad aš neturiu problemų, kurių negalėčiau išspręsti. Aš esu Dievas ir tai žinau. Tu taip pat Dievas, tačiau to nežinai. Čia ir yra skirtumas, lemiantis tai, kad tu susiduri su sunkumais. Užmegzk ryšį su Dievu. Skirk man visą, kad ir ką darytum. Aukok man tai, tardama šiuos žodžius. Viešpatie, aukoju tau šiuos savo veiksmus,
važiavimą automobiliu, buto tvarkymą, mokymąsi, valgymą ir kitą. Tai, kas aukojama, esi tu, Viešpatie. Tas, kuris aukoja, esi irgi tu, Viešpatie. Tai aukojama tavo vardu, Viešpatie, šventajai ugniai, kuri irgi esi tu, Viešpatie. Tik tas tave pasiekia, Viešpatie, kas yra vienybėje su tavimi. Aš esu visa persmelkianti kosmoso sąmonė, pasireiškianti per visas gyvas būtybės, kai jos įkvepia ir iškvepia. Amen. Pasikliauk manimi, melsk mano pagalbos ir pamatysi, visa susitvarkys. Visa, ko tau reikia, tai tikėjimas ir kantrybė. Tikėjimas, kad aš tau tikrai padėsiu. Kantrybė, kad gebėtum laukti tinkamos akimirkos, kurios reikia tam, kad žemėje viskas vyktų sklandžiai.